Svikuliukai, pupuliukai. Tai ką, sveiki atvykę į mano antrąjį vlogą. Šiandieną nutariau paprastai papasakot savo kelionę gal. Būtent pakalbėti apie svorio metimą, apie svorio priaugimą ir kaip man priaugo svoris ir kaip man pavyko tiek daug atsikratyti. Tai va, pasistengsiu šiandieną apie tai pakalbėti ir papasakoti. Nu ką, sporto salėj vėl. Antras vlogas sporto salėj perpus. Tai va, ką, turbūt norėčiau pakalbėti šiam vlogė daugiau apie, kaip ir sakiau, visą kelionę. Tai turbūt visas dalykas kaip mitybos principai formavosi būtent turbūt vaikystėje pradėjo formuotis, nes augau kaime, paprastoj šeimoj, ūkiškai gyvenom. Tikrai nebuvo tokio supratimo kaip subalansuota mityba, sveika mityba. Būdavo valgoma tai, ką užaugini, tai, ką pasidarai pagrinde, tai, ką išsikepi, tai riebus maistas, daug maisto, žodžiu, tikrai nebuvo balansuojama ir nebuvo galvojama, kad paprasčiausiai elementariai reikia valgyti, valgai ir niekada nebuvo tokio mąstymo apie maistą. Tai buvo savaime suprantamas dalykas, kurį darydavom. Būdavo skanu, faina. Nemoku vis įsireikšti. Ir mane, tai buvau jaunas, buvau vaikas labai daug judantis, daug sportuojantis. Pastoviai buvo, kadangi kaime pastoviai buvo fiziniai darbai, šienas, žodžiu, ir tik turėdamas laisvą laiką visada kažkur bėgdavai, kažką darydavai, su dviračiu važiuodavai, žaisdavau mokykloje krepšinį, bėgimų užsiimdavau. Ir, kaip sakoma, visas tos maistas suvalgomas ir riebus, ir kaloringas, ir, ta prasme, nesubalansuotas, ir jisai tiesiog sudegdavo. Tai va, bet augant, laikui bėgant, teko, taip, baigus mokyklą, išvažiavau studijuoti į Šiaulius, Šiaulių kolegiją. Ir, na, tada dar nebuvo, ta prasme, man per visą laiką niekada nebuvo, kad staigiai svoris augtų. Man jis po truputį kaupęs. Ir kaupęs būtent, kad mitybos principai nesikeitė, valgiau daug skaniai, kas skanu, o atvažiavus į miestą ir, aišku, galėdavai sau leisti tik pigius ir greitai paruošiamus dalykus. Ten, ką iš kaimo atsiveždavai, pasibaigdavo ir po to būdavo kioskelis, pica, alutis eidavo ir visa kita. Bet svoris dar greit neaugo, nes tuo pačiu, studijuodamas kolegijai, ir krepšinį pažaisdavau, ir bėgimų užsiimdavau. Tai kaip ir sportas dar buvo mano gyvenime, tai tą kalorijų proficitą šiek tiek kompensuodavau, bet jau buvo prasidėjęs augimas, bet toks visiškai nežymus, jį visiškai nekreipdavau dėmesio. Tai va, ir studijavau, tai po truputį ten
nuo 90, iš tikrųjų būdavo man 96 kg, toks laikydavos, jau žiūrė, ten šimtukas, jau virš šimtuko truputį per vienus, per 2 metus, per 3 metus. Tai va, baigus kolegiją, įstojau į Šiaulių universitetą, toliau studijuoti, kaip sakoma, dar vienas tą pačią atšaką, bet papildoma specialybė. Tai va, jeigu kolegijai studijavau aplinkosaugos inžineriją, tai įstojus į universitetą pradėjau studijuoti, įstojau į aplinkotyrą, ekologiją, aplinkotyrą, aplinkosaugą. Va, nu, bet susiję viskas. Ir va, ir atėjo toks momentas, kada labai pritrūko pinigų, teko pradėti ieškotis darbelio ir susiradau darbą parduotuvės apsaugoj. Ir tai va, nebeliko laiko mano galvoje. Mano galvoje nebeliko laiko fiziniam aktyvumui. Fizinis aktyvumas iš mano gyvenimo pasitraukė, o dirbant parduotuvės apsaugoj, mitybos principai dar sužiūrėjo, valgyt, ta prasme, nueidavai pas moteriškaitės į mišrainių skyrių, pasidavai mišrainės, kibirą gerą, atsisėdi prie kamerų ir į save varai. Tai va, ir tas svoris po truputį ir, atsimenu, per vestuves turbūt svėriau 120 jau, ir taip, sakykime, baigus visus mokslus, pradėjau dirbti, buvo momentas, kai dirbau ir naktinėse pamainose ir visa kita, ir būdavo, kad važiuoji į darbą, į naktinę pamainą, užsuki į Hesburgerį ir pasiėmė 2 cheeseburgerį su bulvyčių krūva ir va taip, užsikrauni. Tai va, ir per visą tą laiką svorį savo stebėjau gal iki 60, ne, iki 58, nu iki 60 kažkas tokio, dar atsimenu, lygiai atsimenu, kad paskutinį kartą 58 kg buvo ir po to aš visiškai nustojau praktiškai stebėti savo svorį, nes, didelis, ta prasme, vis tiek dar numodavau ranką ir nekreipdavau dėmesio į mano artimųjų sakymus, sakydavau, atstokit jūs iš visą, jeigu aš pats nesusitvarkysiu, jūs čia man nieko nepadėsit. Aš žiauriai užsispyręs buvau ir toksai, tai va, ir atsitiko gyvenimas, teko išvažiuoti dirbti į užsienį, į Norvegiją, kur dabar ir esu iš tikrųjų. Ir Norvegijoje gal per kokius 3 metus aš tiesiog išsipūčiau. Tiesioginė to žodžio prasme, išsipūčiau visiškai. Tai labai daug streso, labai daug maisto, labai mažai priežiūros, žodžiu, tai va, labai daug psichologinių dalykų ir, žodžiu, visiškai pasidaviau. Jo, dar nepaminėjau, kad prieš pasiduodant, taip, buvo momentų, kada bandžiau mest svorį, tai esu išbandęs protarpinį badavimą, esu išbandęs keto mitybą, esu išbandęs vieno žinomo Lietuvos, kaip čia sakoma, specialisto planus, kurie tarp kitko buvo labai geri, bet jų reikėjo laikytis. Ir paskutiniu momentu buvo net mintis, ta prasme, man niekas neveikdavo, nes svoris krenta, bet tu tiesiog nepatenkinęs, tu kai galvoji, kad tau reiks dabar taip gyventi, tu nesąmonė. Ten numesdavau kelis kilogramus ir toliau gyvendavau savo esamų buvusių režimu,
Ir toliau, kaip sakoma, dvigubai, trigubai grįždavo svoris. Ir pas Šiauliuose dar, kai buvau, atsimenu, ir pas trenerį buvau tokį, kur man sustatęs buvo mitybą ir treniravaus, kai svoris krito, viskas kaip ir būtų gerai, bet mityba tokia, kai atrodo, kad aš ruošios varžybom ir sausinos. Su atšipusiais dantim visą valgydavo. Tai vėlgi labai greit pasiduodavai, neišlaikydavai, nes visiškai būdavo tokia kankinė su maistu, kad ir aišku, ir valios tos neturėjimas. Ir, tai va, ir galų gale aš paprasčiausiai pasidaviau, puoliau į tokią lengvą depresiją, darbė dirbi, jau Norvegijai būdamas, darbė dirbi ir galvoji, kaip greičiau grįši namo, nusipirksi ten porą picų, sukalsi į save, suvarysi. Ir, ta prasme, visiška daržovė. Sėdėdavau atsisėdęs, daržovė, su namiškiais kalbėdavau, tai tekdavo įjungti kaukės režimą, apsimest, kad viskas gerai, bet gerai tikrai nebuvo. Persikelkim truputį į kitą lokaciją. Tai va, kur baigiau. Žodžiu, galima pakalbėti dar ir apie bėdeles, kurių susilaukiau kartu su antsvoriu. O bėdelės tai tokios, kad, pradėkim nuo sveikatos. Aišku, paskutiniu metu jau sunku buvo normaliai paeiti be skausmo, nes tiesiog nugarą atjungdavo taip, kad norėdavosi sisioti kelnes iš skausmo. Atrodo, šiukšlės reikia nunešti, kelis metrus, tau viskas. Grįžinėjai jau nugarą, noris gultis ant 4 ropoti ir visa kita. Aišku, sąnarių skausmai, visokie maudimai. Žodžiu, vienas skausmas keisdavo kitą skausmą, galvos skausmai. Ir atrodo, toks pasidarė gyvenimas pastoviam skausme kažkokiam. Ir vienu momentu netgi tai jau darėsi įprasta. Tarp kitko, varom į kalnelį. Šiaip vėloka, turbūt neįsiu iki pat galo, bet tai pasivaikščiojimas Norvegijai toks fainas žiauriai. Jau galiu tai daryti. Tai va, po to kraujo tyrimai nieko gero nežadėjo. Cholesterolis, gliukozė, standartiniai dalykai. Nesveikai viršijantis normas. Daktaras mano šeimos čia Norvegijai net po paskutinių tyrimų tiesiai šviesiai pasakė, kad draugė kokie 2-3 metai ir tu gali jau su giltinė ieškoti bendrų kontaktų. Vos ne taip tiesiai ir pasakė. Čia tiesiai šviesiai. Ir kas dar, žinoma, turėjau miego apnėją, kur visiškai neišsimiegodavau absoliučiai. Tai jeigu kas žinot, miego apnėja tai yra, kada miegant užkrinta kvėpavimas ir tu tiesiog nekvėpuoji. Tai žodžiu, smegenys nesilisi nei kiek ir aš visada atsikeldavau neišsimiegojęs, pavargęs, surūgęs, rūškanas. Labai dirglus buvau, nervotas. Praktiškai paskutiniu metu niekas su manim nesusikalbėdavo. Ir nors buvau išsioperavęs apnėją, buvo išoperuota gerklė ir taip toliau, bet kaip ir daktaras sakė, nelabai padėti gali truputį, nes labai didelis antsvoris. Dar kai operavaus nebuvo tokio, bet po to užaugus man atrodo, kad ir neišoperuota jin buvo. Prasme, išoperuota, bet vis tiek buvo tas kvėpavimo užkritimas. Kas liečia judėjimą, tai aišku, kaip sakiau, paeit negali. Elementarūs dalykai. Batus apsimaut, kojines apsimaut. Tai tiesiog iššūkis toksai, žinai, įkvėpi oro,
pasilenki ir jau, nes, neįmanoma viską užspaudžia, tiesiog pasilenkęs ten su šaukštu, dar bandai užsirišti, ant kiek būdavo, neįmanoma kartais net, ta prasme, taip sunku, kad atrodydavo, kad, neri po vandeniu ir po to išneri ir su sekančiu batu vėl neri. Tualeto reikalai per didelį lašinių kiekį, ranka atrodydavo sutrumpėjus. Tiesiog praktiškai nebebuvo įmanoma pasiekti, išsivalyti savo sėdimosios normaliai. Tai pusę rulono vos neatsiviniodavau ir ten makaluodavau, bandydamas kažką padaryti. Dabar juokas ima, bet tada man tikrai netrodė juokinga. Tai va. Ir labai daug visokių reikalų ir, aš sakau, paskutiniu jau metu, kada jau buvo maksimumas, tiesa, dar tuo metu nežinojau, kad aš tiek sveriu. Visiškai buvau pasidavęs. Tokios netgi aplankydavo suicidinės mintis, kur sakydavau, blemba, greičiau pasibaigtų viskas šiam gyvenime. Bet kažkaip dar vis save pagaudavau ant to momento, kad, nebenusišnekėk, dar turbūt kažkiek sveikas protas dominavo. Truputį, kiek ten įmanoma. Ir viskas, nes aš, nemačiau išeities. Ir aš nebemačiau išeities ir galvojau, viskas, šakės, tiek išbandęs, tiek man neveikia, aš save laikiau visiškų nevykėlių. Ir sakiau, kad man neįmanoma, kažkam, kam įmanoma, tai tie fainus, jie turbūt kankinas visą gyvenimą. Ir aš nenorėjau kankintis visą gyvenimą. Ir, žodžiu, pasidaviau. Ir vienu momentu man taip žmona nežymiai sako, mano sūnus šiaip sportuoja daug. Tuo metu dar lankė gatvės šokių. Ir pas tokį trenerį Remigijų lankė funkcinės treniruotės. Ir mano žmona kažkaip užsikalbėjo, sako, pastebėk Remigijų, sūnus pas mūsų eina pas jį, pažiūrėk viską, kaip ten ką. Sako, kad jisai užsiima ir su žmonėm, kurie meta svorį. Ir žodžiu, rezultatai gan geri. Aš taip, sakau, pasiekiau Remigijų Janeliūną ir pradėjau stebėti jį Facebook'e. Ir ką, žiūriu, ten viskas gerai. Žmonės, kurie su juo eina iki galo, rodo žiauriai gerus rezultatus. Jų atsiliepimai labai geri, patenkinti, nebadauja, nevalgo kažkokių tai nesąmonių. O paprasčiausiai tai yra subalansuota mityba, subalansuotas maistas, pilnavertis, visi reikalingi valgymai keli ir tik su nedideliu kalorijų deficitu. Tai nutariu parašyti Remigijui ir sakau, parašysiu, ką čia man prarasti. Aišku, nieko naujo nesitikėjau, sakau, vis tiek gausiu kokius planus ir toliau aš jų nesilaikysiu kaip kažkada. Tai va, ir susitikiau su Remigiju, sako, viskas gerai, be problemų. Sutarėm, kad atsiųsiu jam svorį, duomenis savo, apimtis, matmenis. Ir sako, tai kiek maždaug dabar sveri? Sakau, 170, sakau, gal šiek tiek daugiau, šiek tiek mažiau, plius minus. Sakau, gali būti daugiau šiek tiek. Aš matot, įsivaizdavau, kad aš, paaugęs, bet ne tiek. Ir gavos taip, kad sako, bet aš neturiu svarstyklių. Gerai, sako, turim laiko. Užsisakyk svarstyklės didesnės, aš užsisakiau svarstyklės iki 180 kg. Jau aš, kaip sakoma, susimokėjau, atėjo laikas, reikia nusiųsti duomenis. Atėjo svarstyklės, užsilipo ant svarstyklio, o svarstyklės sako,
Nieko aš tau nerodysiu, nes tu, draugė, ne tas svarstyklės biškį pasiėmei. Tu sveri virš 108. Tu supratot. Na ir rašau Remigijų, sakau, Remigijau, turbūt būsiu apgavęs ir tave, ir save, nes mano svarstyklės naujosios iki 108 nerodo, nežinau, ką daryti, kokį svorį įimam. Sako, draugė, susiras kažkur svarstyklės, pasisverka, reikia būtinai nusimti svorį, kad žinotumėm, nuo ko mes atsispiriam ir link ko einam. Tai susisiekiau su vietinė poliklinika, nuvažiavau, sužinojau, kad ten turi svarstyklės iki 210, o, sakau, viskas idealu, aš tikrai sakau 210 sveriu, tai bus liuks. Ir nuvažiavus į polikliniką, atsistojus ant svarstyklių, išgirdau už nugaros seselės tokį wow. Wow reiškia, kad, draugė, tu sveri. Ir taip, pasižiūrėjęs į svarstyklės, pamačiau svyruojantį skaičių 208, taip 210 ir eroras, bet nusimau batus ir užsifiksavo svarstyklės ant 208 kg. Tai va, žodžiu, išsigandau, nuėjau į automobilį, sėdėjau pusę valandos ir sakiau, nežinau, siųsti Remigijui reikia nuotrauką, bet kokią prasmę siųsti, jeigu aš buvau įsitikinęs, kad nuo 208 kaip, ta prasme, kaip, kokiu būdu man numestis tiek svorio, neįmanoma buvo, aš 10 kg vos numesdavau. Tai, bet, žodžiu, prasidėjau tą pusvalandį, pragalvojau, pramaščiau, gal ir daugiau prasidėjo, aš tikrai laiko ten minėjau. Žodžiu, nusispėjau, nusiunčiau nuotrauką, sakau, prašau Remigijų, jums darykit dabar ką norit, vat tokie rezultatai. Bet savo pasakiau viduj, kad jeigu Remigijus įmasi manęs, jau kaip ir buvo apsiėmęs, bet sakau, gal persigalvos pamatęs, kokią čia nesąmonę turi. Tai sakau, viską darau, viską darysiu, ką jis sakys, ką lieps 100%. 100%. Visiškai išjungsiu savo mąstymą, smegenis, ką man sakys, kas liečia svorio metimą, tą ir darysiu, va taip aklai. Ir viskas, nusiunčiau. Remigijus, aišku, irgi pasakė, wow. Sako, tokio dar neturėjau egzemplioriaus. Tai ir pradėjom judesį. Ir pasirodo, Remigijaus Janeliūno judesys man suveikė, bet ne tai, kad planai viskas gerai, viskas okei, subalansuota mityba, su nedideliu kalorijų deficitu, viskas okei, yra tokių planų, gali susirasti, susirinkti, bet pas Remigijų man pagrindė suveikė jo priėjimas, jo visa sistema, tai disciplinavimas, kontrolė. Kad kiekvieną kartą prieš valgydamas aš turėjau fotografuoti savo maistą ir jam siųsti nuotrauką. Kiekvieną kartą, prieš kiekvieną savo valgymą. Netgi jeigu tai ir nuklydimas, ne pagal planą, vis tiek fotografuoju, siunčiu. Ir visa tai po to savaitės bėgyje ar savaitgalį būdavo analizuojama. Peržiūrėdavo. Pirmadienį buvo siunčiami rezultatai, jeigu būdavo kažkoks nukrypimas, ar pliusas, ar sustojimas, būdavo visos savaitės nuotraukos analizuojamos, žiūrimos, aiškinamasi, kas buvo, kodėl buvo, ar gerai miegojai. Ta prasme, toksai pristojimas iš gerosios pusės. Ir Remigijus labai moka, gali būti kyrus, jeigu netyčia pamiršti nusiųs nuotrauką ar nenusiunti, ar piktybiškai būna, kad nenusiunčia, turbūt pas jį daug tokių yra.
jisai labai pristoja. Ir va tas toks stumimas, spirimas, jo labiausiai ir reikėjo man, pasirodo. Pradžiai, kad aš tiesiog apeliuojama buvo į mano sąžinę, ir man, prasme, nepastebimai, aš įsistačiau į disciplinos vėžes. Ir disciplinuotai pradėjau daryti po mažytį, bet žingsnį į priekį. Tai va, ir taip ir diena iš dienos, su nuotraukom, 2,5 metų aš buvau su Remigijum ir taipogi su savo demonais, su kuriais teko pakovoti. Vakarinis toksai ir stresas ir visa kita. Tai numetus gal 20 ar 30 kg kažkas tokio, Remigijus mane pradėjo įstatinėti į sporto vėžes. Buvo bėgimo iššūkis. Bėgimo iššūkis prie 160 kažkelių, dabar negaliu pasakyti. Man atrodė, kad aš, nesąmonė. Aš kai įdėjau į internetą, kad bėgsiu, bėgimo iššūkį 30 dienų dalyvauju, asmeniniam. Man buvo tokių, kur rašo, kad, bičas, viskas, tau su tokiu svoriu, tu negali bėgti, tu negali, tau viskas sąnariai susijęs, tu invalidas būsi ir visa kita. Bet aš buvau pasakęs, kad klausysiu Remigijaus 100%. Aišku, jis man patarė. Pirmą dieną prabėg, labai nedideliu tempu, savo komforto zonai ir tiek, kiek tu galvoji, kad kiekvieną dieną galėsi bėgti. Pirmą dieną aš prabėgau 4 km, sakau, 4 km. Maksimalistas atsibūdo mano galvoj. Ir sekančią dieną po 4 km aš jam rašau, sakau, viskas nebegaliu, skauda viskas keliai, viskas blogai, viskas šūdas. Tada jis sako, aišku, supratau, perspaudė į bachūras, pasilsėk, bėk tiek, kiek gali. Tai dienos poilsį padariau ir nusistatėm ribą 2 km kasdieną 30 dienų. Iš pradžių buvo maudimas raumenų, tai yra ne raumenų, o sąnarių kelio. Galvojau, kad... Bet aš bėgau, man buvo maudimas, bet nebuvo jis didelis, bet buvo. Bet aš bėgau. Ir 30 dienų visas bėgau ir man jau į antrą pusę bėgimo iššūkio persivertus man pajudėjau jūs, kad aš pradėjau sąnarių maudimas mažėti. Kvėpavimas pagerėjo. Ir aš pradėjau gaudyti jau kaifą nuo to. Ir man bėgimo iššūkio pabaigoje aš atsimenu, prabėgau paskutinius 2 km, aišku, bėgimas, tai mano toks buvo pumpų, žinot. Bet vis tiek tai buvo labiau į bėgimą panašu negu į paprastą ėjimą. Tai man praėjo sąnariai, aš nesupratau bajerio, praėjo sąnariai skaudėjo, kaip taip gali būti. Tai aš dabar suprantu, aš turbūt neturėjau problemų realiai su sąnariais, man tiesiog buvo apkrova didelė, jie neprasidirbdavo, turbūt tai, bet nes aš nemanau, kad jeigu turi problemų su sąnariais, kažkokia trauma, tu gali bėgti, ne, manau, kad ne, bet jeigu taip tik tai maudžia tau jie, dar kažką, bėgti visada, manau, gali, jeigu tu neturi problemų su jais. Aš galvoju, kad aš turiu, bet pasirodo, kad neturiu ir taip ant savęs išsibandžiau visą tą reikalą. Ir sakau, kas svarbiausia, man kvėpavimas pagerėjo visą kitą ir aš nuo to momento pradėjau, kaip sakoma, Remigijus dar pastovėjo į sporto salę bandyti eiti. Pradėjau darbuotis po truputį sporto salėje. Ir kas dabar yra tapę mano gyvenimo dalimi ir labai svarbia. Aš savo įsirodžiau, kad sportas, fizinis aktyvumas yra privalomas. Tie patys jėgos pratimai yra privalomi. Nereikia būti kultūristu, nereikia ten stengtis kažką, bet tai yra tavo raumenų tvirtumas, tavo judėjimo laisvė, tavo ilgamžiškumas. Nes viską laiko raumenis ir gal nemoku išsireikšti, bet supratot.
Tai va, ir tokia kelionė iki dabar, iki 98 kg. Ir šiam momentui yra visokių iššūkių kylančių mano galvoj. Vienas iš jų, po truputį bandau ruoštis Ironmanui. Tai va, jei kas perklausyt iki galo, labai ačiū Jums. Tikiuosi neatsibodau per daug su savo paistalais. Ir kaip įprasta čia sakyti, turbūt like and subscribe. Iki hebryte. Iki sekančių vlogų.